Sveiki, gyvi. Šiandien skaičiuojam 32 dienas blaivybę. Ir bandom dabar tam tikrą, kaip čia, tam tikrą hormonų tokį aktyvumą, kada žmogus daug galvoja, daug mąsta, bandom spręsti, ką daryti. Aš paskutinius 5 metus prieš tai pasyviai mąstydavau tylę su savim, galvodavau vis laikį, kad pradėti tvarkytis gyvenimą ir prasideda visokiausi tiesas, ką tas ir iš tikrųjų, ką paskui iš tikrųjų reikia daryti. Ir tai buvo pasyvus mąstymas, tai konkrena. Gal aš pradėjau garsiai su savim mąstyti, garsiai kalbėtis. Pradžių galvojau, kad esu išsivadavęs iš matricos, iš sistemos, iš vergystės išnaudojimą ir buvau toks, ką pasakyti, toks, manęs daugiau nieks neapgaus, aš žinau tiesą iš tikrųjų tokių kokie. Ir aš galvojau iš tikrųjų, ką pasakyti kiekvieną dieną, kiekvieną mielą dieną. Ir temas keisdavos kartas per dieną po keletą kartų. Ten skandalingom informacijom, gerom naujienų, leidžiančių žmonėm išsivaduoti iš iliuzijos, kad mes esam beprasmiška, kad mus nieks nemyl, kad mes esam kažkokiu atsitiktinom laims santykiaus prasme, žinai, kam pasiseks, kam nepasiseks, kad mūsų tas, ką pasakyti, silpnom, žmogiškoms, mūsų klaidas. Niekam nerūp. Visiem rūp tik tai, kurie kažkom daro, kurie kažkom stengiasi. O tie žmonės, kurie negal, nepajėga, ar nemat prasmės kažko daryti, bet tai nereiškia nenori, kad nesvajoja, tai nereiškia negal. Turi jaustis, kad niekam nereikalingi, nes jie nesupranta, ką daryk, kai turėsi. Tai be abejo labai sudėtinga. Ir kada žmogus dvasiškai prabunda, nevadinčiau to dvasim prabunda. Gal dvasim prabunda, gal dvasim taip su kūnu reagau, kad atsinok daugiau, ką pasakyti, organizmui tas dopamins daugiau atsiranda, tas viskai šizofrenijas, maniakinis depresija, polinis sutrikėms, tai dabar vadinams, kad tai dalyką reiškia tau, ką pasakyti, daug išsiskiria hormonų, dopaminą atsėti. Vaistus ant slopento hormoną, žmogus dubeiškai ramesnis, jis mažiau kažką, ta prasme, mažiau aktyvinamas tos smegenys ir mes esame beiškai ramesni. Galima tylėti, tiesiog stebėti to tikrovę, realybę tokių kokie, o nebūti kažkur, žinai, ką pasakyti, įveina taškas į stebeilį, į galvoti. Dabar esu ten, kur ten, nuėsiu ten, paimsiu ton, įparėsiu, žinai, ir va, tada, žinai, susigalbūt naują sapną, kam sapnuoti. Kam mes nuolatos gyvenam, arba ateitis, žinai, įsivaizdavim, ko darysim, arba praeitis, po to tas bipolinis sutrikėms toks rimtas, toks depresinė nuotaika, keitanti didelis euforijas. Tai tu euforijais, žinai, galbūt apie ateitį, ką tu kažkom padarysi, tu niek daugiau neveikti, galvoji apie ateitį, automatiškai atlikti tom veiksmų, kuriuo suplanavo, grįžti tom tašką, ką pasakyti, kai galvoji, būtų, kaip man nieks nemylėjo, kaip man seniau nesisekė, kaip, man vis tai gyvenime kiek bloga. Ir po to, žinai, nes išpildė savo norą, ko galvoja, ko padaryti, padarėjai, nežinai padaryti. Ir labai sunkia mums gyvenim, ką pasakyti, o taip kažką susivokti. Ir ko aš noriu savo video įrašas daryti, tai noriu daryti, tai ta prasme, tai kaip terapija. Ką pasakyti, kabliuks, ką pasakyti mintis ir blaivybė dainų skaičiavimams.
su, kaip pasakyti, liudijimų, skirtingų nuotaikų, skirtingais patirtais. Šias metas buvau išbuvus ilgiausiai 33 dienas, šiandien 32 dienų. Ir 32 dienas aš jau turiu. Ir aš atkritau. Bandžiau vis blaivę gyventi, bet aš ilgiau savaitės ar keletą dienų neišbūdavau. Ir kažkokie rezultatai mano gyvenime, kad aš gyvenu blaiviai, kad aš gyvenim neprarasiu, visko susitvarkys, kad vis bus gera. Aš labai daug kūriau per paskutinius 5 metus, žiauriai daug kūriau ir tiek stebuklingų dalykų sukūriau, kad paskui būdams visiškai visko nuo nuliaus pradėdams ir labai liūdna būtų vėl visko netekti, vėl nuo nuliaus pradėti. Tiesiog siaubinga, liūdna ir kada tu žinai, kad tu to neteki. Dažnai galvoju, kad tu to netenki dėl paprasčiausiai, ką pasakyti, niekšų, ne dėl atsitiktinumo, ne dėl to, kad kažką čia taip žinai, kažkas dėl niekšų, dėl žmonių, kurie tikri niekšą, kurie naudoja silpnas ir они bando savo, ką pasakyti, jėgą išreikšti, baudinėdami silpnus tiesiog. Naivus, ką pasakyti, pastato kažkokių tikslų siekimo prasme, tikėk, daryk, paimk čia tom botą, jo, daryk tom verslą. Ir bum, žinai, amoki, žinai, tvarkytis, amoki, žinai. Nemoku, na tai pala. Tai, žinai, mes tom verslą paimsim, žinai, o tai, žinai, kurie ir gudriniai žino, kad jie nori kažko daryti, jis patarlė tai, jeigu nori, kad tau svajūns išsipildyti, reikia daryti ant slapą tylę. Dėl to ir visokiai verslą, ir visokiai tortai, gyjėjimo klausimą, ir visokiai projektą, grupių kūrėjimą, santykių kūrėjimą, prasme, turbūt labai tylę vykti, jeigu nori kas sektis. Ir dažnai jaunas žmogus nepatirs, un sen tepa. Aš dabar turėjau ten, dabar darysiu tom, žinai, kas treniruoti. Kirsiam tom, va tokie dalykai. Šis pokalbis mano ir siekiama šias įrašas kuo daugiau perteikti vaizdų ir garsų mano emocinis būsenas, koks aš būnu, kada tepsiu savo kalbus, nes man garsų po 24 valandas iš tiesas toks kalbėjimas. Ir patikėkite, tai būna be galo stebuklingų. Mums teik stebuklų. Tai realus tikrai stebuklą, ką pasakyti, praktikuojant sveiko proto nuovoką. Čia ir dabar realybės priėmimą tokį, kokį ir be jokių iliuzijų kūrimų. Tiesiog tom gyvenimo akimirką, tom vibracijai būti gyvam, čia dabar priėmą labai dėkinga. Ir be abejo, tam tus įrašus įsiekiama, kad kuo daugiau visokių mano reikėjimų, klykavimų, tuoną, balsą, pasikeitimų, mimikų, vaizdų, tam tikrų šokinėjimų, visokios dalykų, kuo daugiau tai būtų perteikta, tai būtų labai įdomu. Tai ką aš tam supluoju, tas ką pasakyti, ko nors kartais pasakau, kaip nors keista, tas garsus pasirodo kažkoks, kaip iš kokios, nežinau, Tom and Jerry filmuką ir tą kažkokių vaikystės prisiminimų, kažką kai nepakeitė, tai žinokit, visą tai labai normalu. Dar netiek stebuklų nutinka ir dar netiek stebuklų nutinka. Tai vat, taip aš kažkom čia galvojau kalbėti, apie kažkom labai dažnai kažkom galvojau kalbėti, pamiršti. Bet stengiuosi nesiparinti, ta prasme, neištemti vėlių rūblės, ta prasme. Man bipolinis sutrikimas, ble, aš čia galvojau, žinau, tikriausiai, ble, dėl to, kad žulės persirukau, ble, dabar aš prisimenu, bet kažkur nebeprisimenu. Tai vat, tas gyvenimo, ką pasakyti, stilius, tiesiog, žinau, būti šiuolaikišku, madingu, ką pasakyti, tikrai nelengva, nes kaip man gyvenim sekas, tai aš nežinau, kaip turėčiau būti įsiveipsi, jeigu būčiau iš tikrųjų šiuolaikiškas žmogus, stilius ir madingas. Man taip yra. Nutimo.
Aišku, visados taip ir gyvenime, kai žmonės, ką pasakyti, pradeda suaugus žmogaus gyvenimo gyventi. Nežinau, vieną dalyką, žinau, kad tas toks, ką pasakyti, paaugliškas. Tam tikras gyvenimo etapas, kada mes vis būnam manipuliatoriai. Išvintieji, įskaistieji, įtyrieji. Vienokį gyvenimo momentų mes žinom visą teisybę apie gyvenimą, kokį ana ir. Bet nieks nepajėgam rasti teisingiausią kelią, kaip gyventi šitą tiesą. Visi mums sunku, ir aš, ir visi šventieji, ir visi nusidėlę, visi tam tikrą etapą paauglystėje, tokiam perinamą etapą išgyvenom kaip manipuliatorė, melagė buvo. Mes gal nieko blogai nenorėjom sakyti, bet mes vis tiek vienokio ar kitokio situacijo nutilėdavom, kažko nepasakydavom. Kažkom pasakydavom tendencingą, norėdami į vieną kitą kryptį, ką pasakyti, palenkti žmogaus mąstymą, patys nežinodami, ko norim. Ir tai etaps tikrai nėra suaugusi žmogaus, tai etaps nėra vaka. Tai etaps, kada žmogus iš vaka tam suaugus. Ir kada žmonės tam suaugi, ane karts galvo, kad viskas tie pat, ką buvo paauglystė, žinai, tu čia pisi protą viens kitam, ir kas geriau pis protą, ir kas ko palaika, kas su ko draugą, kas galvo, ką gersti, taip toliau. Ne, taip suaugus pasaulyje nieks nevyks. Suaugus jau nori gyventi kaip suaugus žmogus, jausti tu, ką pasakyti, socialinį statusą, kad tu turi savo vietą gyvenimą, ten turėti botą, namą, draugį, mylimoji, kad tau reikia pasišnekėti, pabendrauti, ir tu ten dirbdams darbą nori kartais pajuokoti, anekdot pasakyti, viskom kitko nepaleis po darbą į darbo metu. Žmogau, kažkokio mums galėtų būti žmogus, ką pasakyti į darbą, ką pasakyti, sveikinti su žmonėms, sakyti labą dieną Joną, labą dieną Petrą. Kada nam sakyti labą dieną, žinau, karur, kol tu ger šiandien, bet pasidai vis atvarai dar, šiandien pavarysim kažkom tai kažkoks, to santykio nam reikia dar, bet uždėti pinigus, ką pasakyti, rūpinti šeimą, daugybė visko dalykų, kad tas gyvenims nepasibaigtų, kad tas gyvenims kartu bendrą dirbant, ką pasakyti, gal tas darbs, atrodo, visiškai jokios prasmės neturint, sakyti labai prasmingą laiką praleidimą, kuris leidžia žmogų kurti savo, ką pasakyti, tas amžinas vertybės, kaip simboliška vienu žodžiu šeima. Mafija. Tai introducinio apie tai, kas tai įrašai jau baigta. Nežinau, kiek aš dar kalbėsiu apie tai, ko aš čia darau. Bet, kaip sakant, mamas FIFA ir mamas FIFA. FIFA, ne FIFA, FIFA. Mama FIFA. Mamas pifa. Mamas pifa. Tai va tokie dalykai. Ir aš kažką noriu dabar parūkyti ir manau, kad tuo paprotį gali padaryti. Kur čia valandą, gali atsidaryti ir parūkyti. Bet pas mums tai toks dalykas, sakau, aš kartais tai tokie dalykai, kad kartais į pabezdį viskom kitkom, bet atrodo, žinot, kaip suaugus žmonės, kai reikės į darbą, tai prakaitauni, viskom darai, kad, žinai, žmogus, kas eina darbą, sakau, kad geriausia tas, žinai, instrumentus, kunsons, tą mašiną reikia, kad tu gerą nusišyki. Ir jeigu ir, žinai, gers nusibėtiem, tai čia, žinai, kaip motociklas, Harley Davidson, bum, žinai, reiš viskas gera, ką pasakyti. Ir tam santykiai nieks nei smird, nei gadainuori, visą kitą. Ir kad normalus sveikas žmogus visiškai nesmird. Tai kaip ir Biblijoje parašyta, geriausi smirkalai yra atsidavusio viską Dievui paukojusios neturtėliaus kvapas.
sakau, Pranciškus Asyžietis, savo skarmalas ir skaniausi, brangiausi kvepalą, alėją, visi tortą, kaip sakant, visi grožiaus atributika, visi kas labai malonu, skanu ir gražu, ir Pranciškus Asyžietis, ta prasme, mažasis brolis, ta prasme, pasirinks, ką pasakyti, neturtą kaip savo nuotaką. Tai va tų temų. Ir nuosavo dabar kartais tai suunama, čia galim šnekėti, negalim, čia gal kažkas ką pasakyti, gal kažkas gali, gal dar kažką ką pasakyti, kažkas netep ir tai va, mes dabar įsirašysim tuos įrašus, patys pažiūrėsim, kiek viskas, ta prasme, ir baisė, ką baisė atrodo viskas, kartais gal ir eilėraštį kokį nors padeklamuosim, kartais Bibliją paskaitysim, kartais pagrosim ir pasimelsim, kartais pasivakšysim ir pakeliausim kažkur, atėjus laiką paskui gal išmoksim ir pamontauti ir tai darysim kaip dienoraštį kiekvieną dieną, kada tik galėsim. Nes vieną par kitą, aš kartais sėdėdams praleidau labai daug valandų ir vakar aš padariau 10 minučių įraštą prasme. Ir pilna užteka, aš apibūdinčiau visą tos dainos, ką pasakyti tematiką, pasakyti, nes tikrai buvo sudėtinga labai ryts. Ir ta dienos tematika pasakyti biškį kitokia prasme. Žinai, grūdai streit. Taip aš ką kalbėti, ką pasakyti palei tom šizofreniją, kuriuom pradžio pakalbėjom, ta prasme, tu bipolim sutrikimą, kad tu žinai, kun turi daryti, ateitis, žinai, to ateitis kaip džiaugsmas, praeitis kaip depresija, žinai, vėl dabar, tai žinai, ką pasakyti, kun darom, ta prasme. Ką pasakyti, kad darbo metu sukaupam dėmesį, susikoncentruodam, į kontrę darom kažkokį veiksmą. Vėl nusiraminam, vėl pradedam veikti kūrybą, vėl kažkur suprantam, vėl planuodam, vėl ką pasakyti, vėl dejonam, vėl darom. Kažkur daugiau pasakyti. Dabar prisimenu, tas kom pasakiau, pilna pamastymų už tai laiką. Galim pamatyti cigaretę, atsigert, paklausyti Dire Straits. Mano pirmas gitaros mokytos ir paskutinis tam tikrą prasme. Tam tikrą gilį prasme. Ir mūsų laiką etapų ir to laiką etapų, kuriam užstringam, tai kai kuris laiks, kol mes neišsivadonam, mums ir toks, ką pasakyti, iš tikrųjų biblišką kalbam, ką pradžia ir pabaiga, ta prasme, nuo ko mes nepabėgsim, nuo savo prigimties. Ir mano gitaros mokytojas buvo labai panašus į Marką Knopflerį. Ir aš pirmą kartą galvojau, praėjom technikų gitaros mokytojas, kai mane mokė buvo labai, ką pasakyti, tikslus rungti pastatėms ant gitaras ir labai toks, ką pasakyti,
geras paspaudėms, stygs užgavėms, labas, tikslus paspaudėms ir stygs užgavėms. Aš pavyko grodavau gamsu, tai aš supratau, kiek turi groti daug, kad man tai pirštai iš viso prasmegytų tom plastiką, tu tai aš tokiem prasme, kad aš grodavau koks nors kūrinėlius. Tai aš vis tada žinodavau, kad nesvarbu, kad aš išmokau tom kūrin groti ir būdavo be galo svarbi, ritmus buvo labai. Šolinė taip, kaimins būtent įsipirkti. Be galo būdavo gerti ritmiką ir nebūdavo gerti ritmiką, labai tekstus ritmus turėjo būti, nes dėl to, ką tu užgauni stygą. Ir tas toks stygas užgavėjimas garsus visą laiką, tai ką išmokdavau mokyklos geriau pagrodavau, aš buvau akcija, o lendėjams sako pasakyti, bus geras gitaristas. Bus nerealiai, aš gal ten, ką žinau, ką priegrūt su kita, kad ten žinau nustebinti ten bet kur. Nes tai būdavo. Nesideginau. Tekstus, va čia, kad gal pravatrėk. Labai tiksliai, labai elegantiškai užspaustas stygas, nes mes dažnai mūsų audins vieną pakitą они nebūtume taip išturėti, visi gali prispausti, bet jie taip tiksliai. Jokių tokių būdavo viskas labai prestižiška. Vienintelis akordą, arpedžių, visam laikus runkiam, aišku, aš dabar kalbu sakyti, mano muzika ir labiau tokį paremtą ritminių kvėpavimų ir dėl to maniakinis depresijos nuotaikų svyravimų. Aš tiesiog ką pasakyti, improvizuoju, klausydamas harmonijas, įstengdamas išlaikyti harmoniją. Tai aš daugelį atveju manau, kad tai ir pasisekėjams techninių prasme tiesiog. Tai ne pasisekėjams, tai tu dėmesį koncentruoji ton harmoniją. Ir visą būna. Ir kartais pasisekė stebuklinga gera pagroti ir visą kitą. Bet kada tu groji technišką, tai kažkas kitas. Tai biškį toks gyvenimas. Pats paprasčiausias svajoklis. Paprasčiausias svajoklis. Žemieji, čia aukštieji. Tai tie apgražiai aš atsimenu, reikėdavo ton. Atsimenu, dar būdavo tiesiog pamestama, kiek viskas įsuptil. Tai va, šiam kartu taip.